7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sklando gandai ir legendos. Palauk, reikia nutaisyti balsą. Sklando legendos ir gandai, kad Romanas Buršteinas alkoholį metė 1995 metais, būdamas 14 metų. Sveiki visi teniso gerbėjai, teniso mylėtojai, čia laida Teniso pulsas, prie mikrofono šį kartą aš. Nežinau, ką aš čia veikiu, bet tenisą labai myliu ir labai faina būti su ekspertu, specialistu Romanu. Tai sveikas, labas. Sveikas, Tadai. Iškart spaudimą man uždėdė nuo pat pirmos sekundžių. Kiek mes bendraujame, žinok, aš nesijaučiu didesnis kažkoks ekspertas už tave, nes tu viską žiūri, viską žinai, visus pažįsti, tai labai smagu bus pakalbėti apie tenisą. Aš kai tu komentuoji, aš visada dažnai, jei tu pasakai, aš tikrinu ar tikrai. Aha, tai galėjau mušti ant tas iš forehando, čia reikėjo krosą mušti. Aš taip, gerai, aš tikrai supratau tenisą, nes aš taip pat žinau, kai tu pasakai, pavyzdžiui, ką nors komentuoji. Kažkoks lemiamas buvo momentas ir tu komentavai Doha, man atrodo. Mhm. Ir kažkas mušė, žinai, į liniją ir tu reikėjo krosą mušti. Nu, tikrai reikėjo krosą mušti. Reikėjo krosą, bet tu supranti, tą akimirką, tą sakydamas aš dar paskui žiūriu, ar jis tikrai matė tą situaciją ir galėjo tą padaryti, nes būna kartais nėra laiko, galvo jau nuleidai ir ten jau kažką darai kaip įprasta tau pačiam. O būna neįprasta žaisti strižai, būna įprasta, žinai, užbaginė taip kažkuriam žmogui. Kai kurie jau žino, kad reikia eiti strižai, nes tas žmogus svarbu momentu duos tau įstrižai, žinai. Tai labai lengva sakyti, sėdint ten, žinai, pas mane, bet kartais ten, manau, jiems šiek tiek sunkiau. Nesimatė mėnesį, kas pas tave gerai vyko, ką veikiai mėnesį, man atrodo, pasnį kartą mes šis dėm susimu. Sanokai, taip, mes po Melbourne dar, man atrodo, buvome tuo metu. Kur pats įkarštis, tai ką gero, kaip padelis, kaip šeima, kaip vaikai, kaip pinigai ir visą kitą. Padelis šiek tiek aprimo, pas mane, žinai, konkurencija yra tarp padelio ir teniso, nes kuo daugiau teniso aš komentuoju, tuo mažiau žaidžiu padelį. Tai dabar kaip tik prasidėjo sezonas, įsibėgėjo sezonas, daugiau darbų, tai automatiškai padelio laiko mažiau. O kada į tenisą? Nu, einam pamušim kada. Tau taip laiko savo negaila. Tai jei aš čia sėdžiu, tai... Tai nebus gerai iš tikrųjų. Tarsi padelį aš jau jaučiu, kad yra tas ir noras žaisti šiek tiek mažiau, bet kokybiškiau, su geresniais varžovais, geresnis supratimas, ką aš darau, tai toks jau yra keistas jausmas, kad ateinu su kažkokiu pasitikėjimu pažaisti. Anksčiau ateidavau, ar aš tikrai tokio lygio žaidėjas, ką aš čia veikiu, žinai, kodėl aš taip darau, žinai, dabar yra toks... Ok, tą moku, geresnis toks mąstymas, tai yra smagu, kad kai kažką darai ir atsiranda tas kažkoks supratimas, kad tam tikras, žemas tas lygis, bet jis tam tikras tikrai yra. Ir tada, žinai, darai drąsiau dalykus. Mes su draugu dabar pagalvom, padarysim tokią avantiūrą, čia apie padelį, dar, kol galim biškiau pašnekėti. Eisim į turnyrą, nežaidę nelaikę padelio rakečių į laitą, ar ten tą lengviausią kažkokį... Aš manau, kad tai gal bus labai linksma. Neturėtų būti labai tragiškai. Truputėlį iš teniso atėję gal bus visai nieko. Gal tik vieną treniruotę kokią pasidarykit savo. Ne, va čia ir yra, toks, kad gal išgersim ir kažko dar. Gerai. Dažnai toks... Nes tam lygiai, žinok, absoliučiai užtenka tiesiog gražinti sviedinį į tą pusę. Jo, man gražinti labai nepatinka tenise, pavyzdžiui, vis dar noriu mušti į priekį, bet ten reikia gražinti. Bet į priekį reikės eiti, bet tiesiog toks atsainumas, įsivaizduok žaidži tenisą, bet atsainiai. Bet kaip? Tiesiog ten kamuolį gražini, pagal taisyklės, ne į stiklą, ne į tinklą, o tiesiog ten. Ir tada išeina taip, kad tu geras. Gerai, viskas pabandysim. Kas pas tave? Ne, pas mane tai pas mane. Aš buvau savaitgalį UTMA, kovų menų turnyre. Buvo labai juokinga, buvo labai faina, buvo labai linksma. Ačiū už bilietus Ignui Grinevičiui. Mačiau gal, žinai, kai tu esi Kaune, tarp Kavenskų, man patinka Kaunas, aš kažkaip tam randu ryšį su visais, kur tu žiūri muštynės ringe, pakylė nusipirkti kažko tauraus, žiūri muštynės jau ir neringe. Bet viskas gerai, apsauga dirba puikiai, renginys fantastinis. Taip yra. Tai grįžom truputį paryčiais. Be muštynių? Be muštynių aš už vairo, mes labai kultūringai, tai labai patiko. Aišku, tenisų nepaleidau. Ir tiek, nieko per daug neįvyko. Buvau Tenerifei, dabar linkėjimai Simui į Tenerifę.
Ir viskas, labai paprastai. Taip mėnesis prabėgo. Na, žinai, kai išvažiuoji kažkur kažką pabūni, tenisas, nesudaužiau raketės dar. Bet ir Tenerifei, kiek aš mačiau, tu žiūrėjai, ieškojai, kur pažiūrėti. Jo, aš supratau, kad Tenerifė yra Ispanija, ne? Turim Ispanų daugybę tenisininkų, daugybę gerų tenisininkų, istoriją net visą. Aš praėjau gal kokios 10 kabakų ir visur angliškas futbolas įrašas. Bet ko jūs juk Ispanai? Ar jums tikrai neįdomu, kaip Carlitos su Djokovičiu, aš tada ieškojau būtent to mačo pažiūrėti, žinai. Ir kažkoks seniukas, nu gerai, aš tau pajungsiu, mane ten pasodino. Aš nesu buvęs tokiam striptizo klube, bet ta sofa tokia, žinai, tokia, kur, tokia audinė, praplyšus, bet nieko, pažiūrėjau tenisą 5 valandas, man atrodo, aš ten prabuvau. 5, kažkur tiek ir truk 4 gal, ne? Nu, bet nebuvo labai gerai, turbūt džiaugsmo nepatyrėjai. Tai radau, aš ten geriau kavos, alaus kažkaip iš ryto labai nesinorėjau gerti, vis tiek tenisas, bet tai labai fainai. Fainai tam, kas buvo už Džoko, man buvo liūdniau gal, bet Ispanam visiškai dzina, aš vieną žiūrėjau tenisą. Tai... Žinai, liūdniau tą prasme, kad gal tiesiog iš to mačo buvo didesnė kažkokia, žinai, didesnė lūkesčiai, nes Alcarazas visai kažkodėl nesužaidė gerai. Džokovičius jį kažkaip suvystė, kaip tu ir rašė tada, suvystė kaip leliuką, nežinau, kažkaip ne taip aišku parašė, bet mintis panašiai buvo, kad lyg ir pradžia buvo tokia, o paskui kažkaip vienas žaidėjas savo planą laikosi, žaidžia kaip įprastai, kybiai. Matai dar tą, kur, kai Džoko pasitempė tą šlaunį, kur Carlito parodijavo prie solelio nuėjęs. Matai tą momentą? Mačiau, bet žinai... Bet aš ir taip galvoju, bet kodėl? Man atrodo, kad jie yra toks draugiškas santykis tarp jų. Nu, ganėtinai, ne? Gal tuo metu, žinai, tokia emocija buvo tiesiog, bet tenisininkam labai tas emocijas, tokio tipo emocijas labai reikia valdyti, nes paskui visi prisimins, kad tu buvai nepagarbus kažkam. Jo, ir aš galvoju, va čia, aš kaip pamačiau tą momentą ir galvoju, kad va čia ir bus ta, žinai, kritimas ir... Ir pats krenta, o Džokui... Aš kažkokį mačiau podcastą apie teniso, neatsimenu dabar, du vaikinai, kurie kalbėjo, maždaug mintis buvo tokia, kad, sako, žaidžiu aš su Džoku, viskas gerai, man sekasi gerai. Ir svarbu, kad publika... Ir tuo metu kažkas man, aš girdžiu, kad kažkas iš publikos erzina Džokovičių, tik ne tai, iš karto autas, nes... Čia man atrodo, ar Rudas gal pasakojo? Aš ir žiūriu tą podcastą ten. Kažkiek du mandagus vyrukai ir maždaug... Bet ten tenisininkai. Taip, jeigu publika jį užkuria, Džokas iškart visai kitas žmogus. Man atrodo, jis ieško tų tokių, žinai, bifų su kažkuo, kažkiek yra tame... Tai serbiškas kraujas. Kažkiek yra Medvedevo tame irgi, nes jis kartais, kai viskas vyksta taip sklandžiai ir truputį jis taip, žinai, primygęs, jaučiasi, pradeda ieškoti, su kuo čia su teisėju galima, žinai, susikuliuoti, paskui neatsiprašo visų, žinai, bet... Nu, toks, susirandi savo priešų, žinai, kad aišku, būdinga turbūt tai tautai susirasti priešų aplinkui. Jo. Nu, bet nieko, pakalbėsim. Tai ką, keliavam galbūt apie, prisiminkime sezono pradžią ir aš norėčiau paklausti, kas tave nustebino pradžioj, kas tave nuvylė, ar paliko kažkokį gerą įspūdį. Mane labai džiugina sezono pradžioj Feliksas Oželėsimas, jau porą turnyrėlių laimėjo, atrodo atsigavęs fiziškai, man gal ne visai patinka toks tenisas iš principo, nes jis gal šiek tiek ribotas yra, jisai toks labai fiziškas. Smagu pažiūrėti, kai viskas sekasi, bet kai kažkas nesikliuoja, tai tada jis taip atrodo neveikia ten, sakykime, padavimas forehandas ir toks, bet viskas veikia, atrodo gerai. Pats iš savęs man šukuosna truputėlį pasikeitė. Man labai jisai šiaip labai malonus žmogus yra, labai smagu stebėti. Jisai Nadalios kažkaip treniravosi tam Nadalio akademijoje? Dėdė jo buvo, Nadalio dėdė buvo treneris, bet aš jau niekur nemačiau, jis buvo antras treneris, tarsi ir kuo jis jam padėjo, aš netgi eterį kažkaip prašiau, kuo jis jam padėjo. Nes man atrodo, kad tarsi turėjo būti kažkoks progresas, įvyko regresas, aišku, traumos. Tada kitas kanadietis Šapo, kur aš visai mėgstu labai, irgi laimėjo turnyriuką. Lechečka sezono pradžioj puikus, kur aš... Labai nustebino jo, Lechečka. Kur aš truputėlį... Aš visai su vienu bičiuliu mes visą laiką ginčiamės dėl jo, jis sako, top 10 būsimas žaidėjas, aš sakau, galbūt, bet žinai, man atrodo, kad jis per daug fiziškas, ta prasme, per daug... Nu to šlaunys tai yra nenormalu, ne? Ir žinai, kai tu per daug fiziškas ir tos traumos, žinai, atsiranda, ta prasme, tu per daug pasikliauji galbūt jėga, kai kuriuose situacijose jau ranka apviniota, jau tas, žinai, argumentas pareina, kad uždirbtų daugiau pinigų galės savim geriau pasirūpinti, galbūt, žinai, bet šiaip nustebino. Nenustebino, galbūt... Tik patvirtino, kad tikrai bus geras sezonas Draperis.
Tomi Paulas viskas jo lyg ir okei, žinai, tai va, tie žmonės, kuriuos aš stebiu, kurie man patinka. Mateo Beretinį. Sugrįžo. Labai noriu matyti Mateo sveiką. Man Mateo žiauriai patinka irgi, bet aš vis dar pažiūriu jo kojas. Pavyzdžiui, man labai keista, net ir žaidime jis atrodo, kad be kojų žaidžia visiškai. Ir taip sugeba žaisti geras, aš žinau, kaip, pavyzdžiui, paduoda krosus, ne, kaip pratę mes matyti Rūną ar kokią Alkarasą, kur sulaksto. Beretinis net nebėga. Jis matai, jis žiauriai sunkus yra iš tikrųjų. Jam reikia įsibėgėti, kai įsibėgėti, jis jau tikrai nubėga, bet, žinai, prieš jį, aišku, ta taktika, jeigu yra lėtesnis kamuolys, tam patrumpinti prieš jį yra variantas, bet jis neduoda dažnai tų lėtų kamuolių. Jeigu gauna po dešinę, tai jau, žinai, arba į tinklą, arba į užribę, arba tave nuneša to kamuoliu, žinai, į tribūnos patį, žinai. Tai man Mateo šiaip yra, kaip žmogus labai patinka. Iš tų, kurie truputį nuvylė, ne tai, kad nuvylė, tikėjausi, kad gal bus taip, nu tai tie du draugai Medvedevas Rubliovas, bet Rubliovas taiga ėmė ir laimėjo Dohą, tai jau dabar nebe taip, gal nuvylė, bet anas pilietis tai atrodo kaip žmogus, kuris... O tu džiaugiasi dėl to, kad Medvedevui truputį neina kartą? Nu, žinai, man pažiūrėjau... Nu jo, dėl nesėkmės džiaugtis gal aš ne taip paklausiu. Kai aš įsijungiu, žinai, aš jau, sakykime, matau, žaidžia tas prieš tą ir aš tikiuosi, kad bus įdomu, tas jie takos ten, ir jam nieko neišeina. Ir man taip kažkaip, žinai, ir toks yra atmetus galbūt jį ten, jo kilmės, žinai, šalį, tiesiog yra žmogus, kuriam sekėsi, kuris buvo kažkada aukštumoj, kurio visi elementai veikia. Ir staiga nebeveikia niekas, nei tas, nei anas, nei gynyboje, nei polime, jis neturi to, žinai, forehando, kur pramuštų, žinai. Ir toks yra, turbūt visiems mums kažkada ateina momentas, kai kažką veiki gyvenime, nežinau, futbolo žaidži padėlį, ir staiga nebeišeina padaryti, ką galėdavai padaryti, žinai. Ir... Aš dar šitą kitą pusę truputėlį matau. Jis buvo kaip ir topė, bet topė tada, kai tenisas truputėlį turėjo nuosmukį. Mes dabar turime labai fainų jaunų bičių, kurie tikrai atneša visai kitą lygį tenisą. Nu, tas pats Draperis, Rūnas, nekalba Alkarasas ar Sineris. Bet anksčiau mes turėjome tos Big Three. Nuėdinėjo tas... Jo, nuėdinėjo tie visi topai ir tuo metu kažkaip nieko nebuvo tokio, kad kažkas arti būtų jų. Ir atsirado tada Medvedevas. Aišku, žinai, tuo metu... Čia mano, žinai, matymo kampas. Aišku, Džokas tuo metu dar buvo, žinai, aišku, jis įveikė jos Open finale 3 setais, jeigu ne 3 setai, turbūt gal ir nebūtų to. Sugebėjo pralošti Nadalių finalą, pirmaudamas 2-0 ir breiką trečiam turėdamas, Medvedevas tai čia iš viso yra turbūt. Geriausias, aš atsimenu, aš išvažiavau šunį pavedžiot, grįžau, dar vyksta. Tai buvo geriausias finalas, 22 Australian Open. Taip, dar Rafa buvo geras. Jo, ir žinai, po šito atsigauti yra tikrai sudėtinga. Aišku, jis tą turi vieną titulą, žinai, kuris jau glosto širdį, žinai, kaip Dominikas Timas. Paėmė vieną ir ate. Tau nešalta? Man šalta. Gal susišilta. Šildumas prisiminimais dabar. Tai viskas. Lifehackas beje, kai šalta, neužmiegi. Beje, gavau irgi praeitą savaitę labai gerą patarimą, kai pradeda migdyti, pradeda nusirenginėti, žinai. Tai aš Bet tai, pavyzdžiui, pas mane ledinės kojos, aš negaliu užmigti. Aš tada užsidedu vilnonės kojinės, kaldrą, man turi kojos atšyl, padai. Atšyla, ir tada pradeda migdyti tada kojinės. Labai tinka man eterį, žinai, kai man per šilta, aš jau toks, žinai, blaškausi, tenise vis tiek reikia koncentracijos, jeigu aš tą pagaunu, kad aš čia pradedu tik tai sakyti rezultatą, vadinasi, man kažkas jau negerai. Tai jo, ir praeitą savaitę buvo man tokių transliacijų, kur baigėsi vėlokai, Rio, ten jie žaidė, kapojosi ten po 3 valandas, tie vaikinai, aš nežinau. Bet tu matai Rio saulę, visą kitą galėjo susigalvoti, kad... Šiaip labai gražus turnyras, bet apie jį mes gal dar pakalbėsim. Pakalbėsim dar. Taip. Ja. Aš dar noriu... Kas tave nuvylė? Jo, man visi žinom, kad aš esu ispaniukų fanas. Truputį liūdna dėl Carlito, bet aš turiu tokį dalyką. Aš vis tiek esu... Laimėjo turnyrą žmogus. Na taip, aš esu jo fanas ir aš atnešiau visiems parodyti, kaip atrodo Carlito Alcarazo parašas. Aš jau maniau, kad tu man dovanų turi. Ne, čia be šansų. Galima tik pažiūrėti. Aš padėsiu prie podcast'o. Nes mane Carlito truputėlį liūdna, nes gerai laimėjau tą turnyrą, bet Australija visgi nesusiklostė dabar ir Doho. Ir galvoju, kodėl jisai pradėjo straglinti. Aš galvoju, kad jis pradėjo bręsti ir pajauti gyvenimo malonumus, kai turi tiek daug pinigų. Žinai, galbūt... Nes truputėlį Carlito mušė puikiai, bet kažkur nusimažo koncentracija. Nes jau Dohoj buvo prieš pralaimėjimą, jau prieš tai mače,
kur pralošė setą ir galvojau, blemba, ar tik nebus čia ir vėl tas nusimušimas. Tai man truputį nuvylė Karlito, bet aš kaip palaikantis labai vis tiek ispanų tenisą, tai noriu visus įkvėpti ir... Šiaip įdomu labai stebėti jo tą transformaciją, jisai žiauriai gerai augo iki tam tikro momento ir dabar jau, žinai, kai tu visai viršūnė, tiesiog viršūnė, Sineris truputį aukščiau, bet ten, žinai, vis tiek jis laimi prieš Sinerį, tai, žinai, nėra taip, kad ten reitingo prasme, žinai, Janikas aukščiau, bet jis nugali stabiliai, žinai. Nors atrodė jis geresnis. Tai, žinai, ką dabar tam žaidime reikia patobulinti, žinai, žinai. Ir tas pralaimėjimas Džokovičiui ketvirtfinalį šiaip smogė per ambicijas. Visi kiti ten pralaimėjimai, tiem žemesniem, šiek tiek žemesnio kalibro žaidėjim, jie tokie galbūt, kaip tu sakai, koncentracijos, ten, žinai, stygius dar kažkas. O Džokas jį tiesiog, žinai, išnešė. Niekas nepavyko, žinai, tarsi prieš tą žaidėją, kur tu jau ėmėjai stabiliai, žinai, įveikti vieną, antrą, trečią kartą, staiga, žinai, jis tave svarbiausiame mače, galbūt gyvenime, toje savo, žinai, karjeros stadijoje, tai Džokas išnešė. Žinai. Jo, bet žiūrėk, sakai išnešė, ne, bet Doha turnyras išnešė jos abu. Žinai, taip. Išnešė, aišku, su trauma žaisdamas ir dabar akivaizdu, kad nespėjo Džokas atsigauti, žinai, ir į Dohą šiaip jis gyvenime nevažiuotų, bet manau, kad tam tikra... Sponsorship dealas buvo geras. Tam tikra suma papildo jo sąskaitą, Dohoje konkrečiai, žinai. O tau netrodo, kad, pavyzdžiui, tokie turnyrai kaip Doha ar visi kiti 500 turnyrai, visos šitos top 5 galbūt atvažiuoja kokius 60% savo galimybių sužaisti. Jei užteks 60%, jie toliau nueis, jei neužteks, jie krenta ir su šypsena sveikina varžovą. Gal ir taip, kartais Nes taip jaučiasi kartais žiūrint, žinai, man pavyzdžiui. Kartais dažėmis visus turnyrus jie, žinai, įsipaišo, žinai, šiaip padalyvauti, atrodo, kad formą įgauti, arba kaip tik, kaip Zverevas mėgsta atvažiuoti, įgauti pasitikėjimą, to aš čia visus aplošiu. Taip nesidaro paprastai. O 500, žinai, kai kurie yra žiauriai gerai. Man labai patinka, nes jie beveik mastersai, bet vienu maču mažiau reikia laimėti. Doha tikrai fantastiškas turnyras. Nes, pavyzdžiui, jeigu mes dabar jau kalbame apie Doha, tai palyginimui ir Rio vyko šalia ant grunto ir, nežinau, šiais metais Dallasas, pavyzdžiui, promautintas iš 250 iki 500, tai aš Rio siūlau promautinti atgal. Žinai, iš 500 į 200. Aišku, per didelis teniso klubas, per didelis miestas, kad tu galėtum tai padaryti turbūt, nes Pietų Amerikoje reikia turėti vieną didesnį turnyrą iš to gruntinių, bet atvažiavo, žinai, Zverevas, atrodo, išklydo tiesiog žmogus į grunto turnyrą vieną, žinai, kur jam nereikia jo. Jo, dar vis tiek eina hardo danga. Nes jam tiesiog pakeliui buvo. Man labai keista, kodėl maišo, kurie tenisininkai, žinai, vis tiek prasidėjo Australian Open hardo danga, paskui gruntas. Žinai, čia klausimas, aišku, kalendoriui, Pietų Amerikoje vis tiek be grunto tu neapsėsi, bet tiesiog jam į Indian Wellsą atrodo, kad jam geriau atvažiuoti iš Amerikos, sakykime, ten kertant vieną, dvi galbūt laiko juostas, kiti, žinai, varo iš Europos į Dohą, Dubajų ir taip atvažiuoja. Daug laiko juostų. Bet tai yra kelias, už to tai yra hardinis kelias. Gal toliau ten skristi šiek tiek, žinai, o Zverevas įprastai mėgsta vis tiek atvažiuoti Akapulko, apie kurį mes irgi pakalbėsim, tai jam tas Akapulko labiau atrodo logiškiau varyti per, žinai, Buenos Aires, ten, nežinau, Rio ir taip toliau. Kiti tiesiog, žinai, laukia grunto ir žiūri, kiek tų turnyrų yra, bet Zverevas, žinai, atvažiuoja ir nejaugi tu tikėsi, kad tu aploši tos, vienam turnyrui atvažiavęs į gruntą, kad tu aploši tos žmonės, kurie miega valgo ant to grunto, žinai. Tas metu tu jų pramušti negali vienam turnyrui, žinai. Atsiprašau, kad tave dabar pertrauksiu labai. Aha. Bet aš supratau, kad aš galėčiau keltis rytais su tavo balsu. Mes dabar filmuojam 8 ryto. 9. Aš atsikėliau 7. Saulė kyla ir aš galvoju, ką man reiks, ką aš čia veiks prie tą mikrofoną, žinai. Aš pamačiau pirmą kartą žmonės piktos už vairo. Galvoju, kas yra jum? Ai, taigi darbas, pirmadienis. Ir baigėsi vaiko atostogos. Ir dabar supratau, kad aš dabar pradedu būdintis tavęs klausydamas, man taip raminė, viskas gerai, biški dar vėjas. Dabar pačiam reikia tik nusiraminti. Jo, dabar pačiam reikia nusiraminti, bet toks, žinai, labai gerai. Gerai, geras balsas. Žinai, aš dar komentavau šį rytą, mes šiąnakt dar komentavau, jau šiandien baigiau komentuoti Rio finalą, tai su balsu yra reikalų ir žinai. Ne, bet skamba, pas tavai viskas gerai. Gerai, tai Doha džiaugiasi, kad Rubliovas visgi kelia taurę į viršų. Nesidžiaugiu galbūt dėl šalies, kurioje jis yra gimęs, bet šiaip jis man kaip žmogus, aišku, jisai keistas žaisdamas tenisą, jisai ten save žaloja ir turi problemų psichologinį, tai yra akivaizdu, bet tenisininkas geras, to irgi nepaneigsi. Ir šiaip turnyras žiauriai geras, jam buvo žiauriai sunkus varžovai po keliui.
Tarsi, čia ne tas Šiaip 500. vienintelis Rubliovas, kai prasidėjo karas, vienintelis Rubliovas rašė ant kamerų pys ir vienintelis kažką bent bandė komentuoti. Žaidė dviejatų su ukrainiečių tada, taip, žinai, taip. Ir dabar pasijai ant batelių parašyti responsibility, nežinau, ką tai reiškia, bet aš manau, kad su tuo susiję, nes jis dabar tyliai remia, aš manau, kad jis, žinai, viešai ten labai nenori reikštis. Aš dar labai džiaugiuosi, mano mergina ir aš mes kartais medituojam ar visą kitą, ir aš pastebėjau vieną skirtumą tarp Rubliovą, kad jis pradėjo medituoti varžybų metu. Pavyzdžiui, aš žiūrėjau, dar kažkaip per tavęs negirdėjau, per anglų komentatorius. O, žiūrėkit, pirmą kartą matome komentatoriai kalbą, o pirmą kartą matome Rubliovas juokiasi sėdėdamas. O aš tai matau, kad jis daro psichiatro ar psicologo pasakytus pratimus, kai tau sunku užsimerkti, nusijuok. Dabar taip, kiekvieną kartą, kai jie keičiasi pusėmis, kai jis prisėda savo ten 1,5 minutės, jisai užsimerkia, dabar jo yra praktika. Jis turi 2 trenerius, vienas iš jų Alberto Martinas, buvęs ten 3-5 pasaulio ispanas. Jis turi, man atrodo, psichologo, nežinau, ar kažkokį pažymėjimą, ar patirties tiesiog turi daug, nes tai yra žmogus, kurio pagaliau Rubliovas klauso, nes jis kalbėdavo anksčiau, kad aš vis tiek mes nesuprasit, jūs tenise nesat žaidę, dar kažkas, šitas yra žaidęs žmogus, taip. Važiuoja, jie ne visą laiką visi tos turnyrus, bet Alberto Martinas dažnai ten būna tribūnose. Ir aš manau, kad per šį turnyrą Rubliovas jautėsi kur kas geriau nei Martinas, nes prieš Devinorą ten jis 8 iš 8 tik match pointą laimėjo, žinai. Įspūdingai buvo, jo. Ir aš manau, kad aš matau tą trenerį, aš matau, kad jis stengiasi išlikti ramus, bet jį rodo nuolat, žinai, ir atrodo, kad tu žmogus gavo širdies smūgį, nes neįmanoma žiūrėti, kaip Rubliovas su to pranašumu savo elgėsi, žinai. Bet aš jau galvoju, kad Rubliovas paslys ir čia psichologiškai atsilaikė, aš galvoju, kad sudaužys ne vieną raketą. Laikėsi kažkas ten metė raketę, šiaip pagal Andy Rodiko pasiūlymą, metė taip, žinai, taip, kad nelūžtų, kad neskiltų jo. Ir iš labai žemai, žinai, tiesiog šiek tiek išliejai savo tą pyktį, žinai, bet kuriam mačiais ten bėgiojo, kas porą minučių, kas porą gėjimų bėgiojo į užkuliusius, aš manau, kad klausė paskui jo, ar viskas gerai su sveikata, viskas gerai, žinai. Tai ir turbūt kažkas, gal skrandis, gal dar kažkas. Ne, aš galvoju, tai yra visiškai, aš pamačiau, kad tai yra meditaciniai pratimai. Jis pradėjo daryti meditacinius pratimus, kas jam pradėjo padėti. Tai linkim sėkmės, galbūt ir pasikeis kažkokią pilietybę. Ir, žinai, kalbant apie šypseną, jis beje galėtų į Austrijos pasikeisti. Jo močiutė, kurią jis visą laiką ten, žinai, skiria tą bučinį į viršų, žinai, mirė, atrodo, prieš metus ar prieš 2, kaip tik, jinai Austrijoje visą gyvena, tai jis ryšių turi ten. Ir su Dominiku Timu dažnai ten treniruodavosi. O ką aš pastebėjau padėlį žaisdamas, tenis turbūt irgi tinka, žinai, būni įsitempęs, ką aš čia darau, kodėl aš klystu, būna tokia negatyvi diena, žinai. Ir kažkaip su partneriu kažkoks vyksta toks keistas pokalbis ir nusišypsai tada. Taip. Ir maždaug, kokią šią nesąmonę padariau. Ir vietoj to, kad save peiktum, nusišypsai ir tada, wow, likęs pusvalandis ar valanda būna visai kitokioje atmosferoje, žinai. Užtemsta protas ir visa kita. Gerai, tai Doho, pasidžiaugiam trumpai, bet labai neliūdint, pakalbėkime apie Davis Cupą ir lietuvių nesėkmę Liuksemburge. Žiūrėjai patį mačą? Žiūrėti nežiūrėjau, kalbėjau su žmonėmis, kurie ten buvo, kurie žiūrėjo, tai kaip suprantu, tai labai nenustebino rezultatas, nes Viliui vis tiek sunku žaisti. Ant hardo, taip, varžovas pasitaikė labai galingai paduodantį, žinai, dvejetus, dar labiau jam nepatogu žaisti. Tai... Aš rašiau Viliui, bet taip manis ir neatrašė. Bet penktadienį parašiau, gal dabar visi... Bet žinai, kažkada atrašys ir vis tiek kitam podcast'ui gal turėsim informacijos. Taip, bet aš žiūrėjau gyvai, pasirodo kažkoks tas transliuoja gyvai visus Daviso Cupą ir aš tai kažkaip, man tai keistai buvo rezultatas, man keistai, kad nusivylė, bet aš kai žiūrėjau tos tenisininkus iš pradžių, atrodė, kad viskas nuvažiuos, kai Edas pasiėmė pirmą pergalę. Ir paskui galvoju, kad čia kažkur psichologiškai mes sugriuvom, nors Edas su to pačiu Gaubu Gidveitus nekartą žaidė. Nu, atrodo, tikrai nekartą žaidė, o tie bičiukai tokie jauni, bet buvo aukšti ir gaila, kad taip įvyko. Dabar žaisim net nežinau su kuo, jau iškritom į tą antrą grupę. Žinai, vis tiek, kad ir kur tu krenti, tai yra galimybė atsispirti tiesiog. Žinai, įvyko, kas įvyko. Čia kaip tenisė. Ne, svarbiausia reikia, aišku, žinai, kaip tenisė, pralaimėjai tašką, aš kažkurį kartą... Ir sudaužai raketę. Aš kažkurį kartą atsiprašinėjau, žinai, ten už klaidas ir man partneris sako, tavo atsiprašymą, tavo kitas taškas yra atsiprašymas, tavo kitas mačas, kitas turnyras yra tavo, tiesiog yra, kažkas iš tų žaidėjų ir kalbėjo panašiai ir tas turbūt padeda psichologiškai, yra daug tų turnyrų.
Jeigu, nežinau, jeigu tu dalyvauji kokiam slidinėjimo čempionate ir jų vyksta vienas per 2 mėnesius, tada tu stresuoji, žinai, vienas nepavyko, laukia kito. Čia važiuoja visur. Iškritai ir jeigu dar ne pirmam mače, kokiam trečiam, savaitės vidury, sėdai lėktuvą, išskridai ten. Aš galvoju, kad čia reikia pažiūrėti iš vis teigiamai, mes esame labai jauna rinktinė dabar, kai Richardas turėjo ten negalavimų, tai tokia patirtis gauti niuksą kaip ir. Tai psichologiškai tave užgrūdins, tave visada kaip Patrikas Muratoglų, ten vieni mėgsta, vieni nemėgsta, teniso treneris, žinai kaip. Taip. Ir jisai sakė, kad, kai pralaimi, tai arba tu eini ir verki, ir tu toliau pralaimi, arba pasimoka ir judi į priekį ir visada kilsi į viršų. Dažniausiai tenise ir profesionalus tenis, kaip visada pasimoko ir visada kyla į viršų. Čia tik požiūrio klausimas realiai, kaip tu priėmė tos pralaimėjimus. Jo, bet dabar labai ir kaip tu priėmė pergalės beje. Taip, bet dabar labai džiugu, kad mūsų lietuviai visi 3 dalyvauja tam pačiam turnyre. Kurie žaidžia. Aš mažai domiuosi, tiesą pasakius, tai čia tavo atsakomybė nuo šiol. Neklauskit, kur žaidžia dabar manęs, bet aš skaičiau, kad dabar jie 3 žaidžia. Nežinau pavadinimą, neatsimenu to turnyro pavadinimą, bet mačiau, kad 3 visi Butulas, Gaubas ir Richardas ir vakar mačiau, Richardas sugrįžo, labai sunkiai laimėjo prieš 900 kažkilintą raketę, bet matyt po traumos būna, tie reitingai kartais labai žiauriai apgaulingi ir jam pačiam, žinai, ir jo reitingas yra apgaulingas, nes jo lygis yra tikrai tikrai, man irgi buvo taip keista visą, kai jis pakrito šitam reitingą, žinai, tu matai, tu žinai jį, kad jis, koksai, bet jo, matyti yra kliučių, bet faina bus pažiūrėti, aš dabar pastebėsiu irgi, dar reiks įsijungti Tennis TV ir pavarvinti akis ir seilę dėl lietuvių, man visada patinka palaikyti lietuvius, tai kviečiu visus. Ir dabar laikas toks, kad jos ir malonu palaikyti, ne vien tik tais iš kažkokios ten, žinai, prievolės, nes jie žaidžia gerai dabar. Visi artėja 200. Žinai, o ten jau vienas geresnis turnyras ir tu, žinai, šokiai, nes, manau, kaip ir dabar, komentuojant kitus žaidėjus, viena gera savaitė ir tu ten, tu jau visai, tai jau kitam lygiai, dar kitam lygiai, žinai. Tas pats, nežinau, čia kaip šitas vaikinas, amerikietis aukštas. Isneris. Ne, tasme, kur buvo Lietuvoje su Deiviso taurės turnyru, dabar užkrito pavardė. Juododis, amerikietis. Eubanksas, taip. Tai žmogus krapštėsi tam antram šimtuke, žinai, ten kokius, nežinau, 5 metus, sužaidė vieną gerą turnyrą. Pakilo iki 30. Pakilo ir ten jis, krito vėl žemyn, bet metus turėjo labai gerus. Per metus turbūt gyvena savo geriausią gyvenimą, žinai, gyvenimą. Tai. Jo, aš čia kaip buvo, aš kažtai jį pafilmavau, mačą parašiau Nice Moves ir jis man atrašė, thanks, bro. Ir taip, žinai, cool. Tiesiog žmogus, arba koks buvo Asvanas Karacevas, sužaidė, pateko į pusfinalį Australian Open, žinai, 10 metų krapštėsi po tos turnyrus, ten mėgojo vienoje lovoje, žinai, vienam kambarį su 3 žmonėm, nes pinigų tiesiog trūkdavo, žinai, staiga buvo vienas turnyras ir porą metų tu turi gerų, vien atsispyręs nuo to, žinai. Tai užtenka vienos geros savaitės, bet kuriam žaidėjui, žinai, nes jie visi moka žaisti. Tik tais reikia. Čia tas pats ir mėgėjose. Aš galvoju, užtenka geros treniruotės, gerų 2 pamušimo. Jaučiu ir padėlį tas pats ar kažkur ir tu iškart kyli. Aš, pavyzdžiui, dabar 2 kartus labai prastai mušiau, bet susivaldžiau. Ta prasme, aš jau matau, žinai, kamuoliukas labai blogai eina, labai blogai. Aš taip raketę laikau, matau tas grindis ir aš susivaldžiau šiaip ne taip. Ir tada kitą kartą aš nuėjau į treniruotę. Mes pramušėm ir viskas. Tai čia va tas pats, gal tas pats, čia, žinai, mano... Kiek dažnai beje pas tai būna situacija, kai ateina kamuolys po dešinę, aptarkim, ir tada velniukas tau iš dešinės sako, lūpk. Šiaip aš durnas. Užsimerk ir lūpk. Aš durnas, žinok, psichologiškai aš durnas, aš labai karštas. Aš ryto toks, aš tikrųjų nelabai supratau, kas dabar vyksta, aš nesikeliu, aš pusryčiauju, tik 11-12. Tai vienas išnekėsiu, galite pykti, drąsiai, viskas gerai, aš priimu. Žinok, aš pastaruoju metu, žinai, kokį paėmiau variantą, žaidžiau su tokia mergina pasižaidimuose, trenerė geriau žaidžiau už mane. Tenisą ar padėlį žaidžiau, žinai, eina aukštas kamuolys, atšoka nuo stiklo. Ir aš jau žinau, kad jis atšokinė aukštai, ir aš jau bėgdamas prie kamuolį sakau, galiu padaryti nesąmonę. Sakė, gali. Ir spėjo greit man pasakyti, iki lūpų, belė kur ten. Šiaip nebuvo klaidos, nebuvo geras smūgis, bet be klaidos bent jau. Bet spėjau paklausti, spėjau atsakyti. Jo. Tai čia aš galvoju, ir tenis irgi, aš dar galvoju, kad Richardas pagaus savo bangą ir sugrįž, aš labai tikiuosi, viską turi, galvą turi. Sveikatos reikia, taip. Bet sveikatos jis irgi turi, pažiūrėk jo kūną, koja kaip aš visas, blauzdos forma ir visą kitą. Nereikia, gal tokių kaip ir tiesiog lygų, kažkokių peršalimų, visko tokių dalykų reikia. Dar vienas pastebėjimas, pavyzdžiui, ir bokse, ar bet kur visada yra
sparingai ar dar kas kita. Bet kai tu žaidi, pavyzdžiui, prieš save silpnesnį, ženkliai, tau yra žymiai sudėtingiau, rezultatas būna ganėtinai prastas. Aš galvoju, kad Richardui galbūt pakenkė tokia, kad nepavyko viskas pradžioje ir jis nukrito reitingų ir jam dabar reikia vargti su truputį gal net tiek talentų ar netokią kokybę tenisą demonstruojant. Žaisti su žmonėmis, matai, kad tu esi geresnis ir nepavyksta to įrodyti. Taip. Ir tas yra, aš galvoju, gal vis tiek kažkokia yra riba tarp tų. Taip, gal jie labiau nori galbūt tą akimirką, bet pavyzdžiui, mato, kad tikrai blogiau žaidžia. Neturi to, neturi ano, bet gal labiau nori, žinai. Ir tada su jais reikia, tą etapą reikia kažkaip, reikia sugrįžti kažkur. Sėkmės, žodžiu, palaikykime lietuvius, parašykime jiem asmeniškai, persinkime. Bet rašykime tik širdutes, kažką teigiamo, nes neigiamo, tai čia aplink mus, žinai, vien paklausius LRT reikia blokuoti viską. Gerai, tai aktualijos. Aš galvoju, kad aktualijų tema, nu aš vis pažiūriu tą jūsų surašytą, nenorėčiau laikytis aš iš visų jūsų plano, visai norėčiau apie kitus dalykus šnekėti, bet reikia, tai reikia. Bet didžiausias visgi šių metų teniso toks sezono starte skandalas tai buvo Sinnerio dopingas. Sutinki su to, kad tai yra besitęsiantis toksai, žinai, gal nėra kažkoks, bet skandalingas gal labiau sprendimas buvo, tarsi tas nesprendimas, o naujiena turbūt, kad 3 mėnesiai tarp Grand Slamų, žinai, visa kita. Šiaip daug kalbų, labai daug visko priklausiau, žinai, ir vienais argumentais naudojasi, kiti visai kitais ir labai sunku tą diskusiją turėti, nes Kyrgiosas apie ratus, kiti, kurie gina Sinnerį apie batus, žinai, ir toks net, labai keistai. Tai tiesiog teko mums turbūt patiems šiek tiek padaryti savo vidinį researchą, žinai, ir tyrimą. Nuvažiavom pas Sinnerį. Pasisodinom, iškepėm bulvinių blynų. Pasiskambinam, taip, pakalbėjom su Janiku. Cepelinus nelabai jam tiko, bulviniai blynai patiko ir dabar, Romanai, ką jis tau papasako, ką jis tau pasakė, kaip ten kas? Kyrgiosas kalba apie tai, kad Kyrgiosas maždaug sufleruoja, kad dopingistą mes čia maždaug kažkur praleidom žaisti, bet aš visai kitaip žiūriu į situaciją, tarsi, jeigu visai apie... Bet ne vienas Kyrgiosas, žinai, ten buvo tokių... Daug komentarų, tas pats Medvedevas, aš manau, kad tas pats daugam Džoko, tiesiog nepatiko pats procesas, kaip viskas vyko. Taip. Bet kai viskas kalbama taip kažkur neaiškiai, netiesiogiai, tai žmonėms susidarė įspūdis, kad žmogus vartojo dopingą ir žmogus dabar yra maždaug atmazintas, kaip čia pasakyti jo, bet mano požiūriu tai yra jis nevartoja dopingo, bet jis pažeidė antidopingo taisyklės, aš taip sakyčiau. Nes VADA, tarptautinė agentūra, jinai dopingo vartojimo kaip ir kažkokio nemato. Ten yra mikroskopinis kažkoks kiekis, kuris visiškai atitinka Sinnerio istorijos. Sinneris turi didžiulę komandą, kuri gali labai greit susižiūrėti, kas ką pirko, kas už ką mokėjo, žinai, tos čekius susirinkti ir taip toliau. Tas yra irgi pranašumas. Vėlgi, tokiam lygiai tokia komanda klysti, atrodo, negali. Tai Sinneris turi nešti atsakomybę už savo komandą. Tai vadinasi, kažkuriuo metu aišku, galėjo dar jis palaukti to galutinio sprendimo, gal jis būtų 8 mėnesiai, gal būtų 1 mėnuo, žinai, bet jis nebenorėjo. Bet kokiu atveju būtų. Nes buvo didžiulis spaudimas. Taip, nes agentūrai reikėjo kažkokią baudą paskirti. Aš manau, kad čia jie tiesiog priėmė kompromisą, žiūrėkit, mes nebenagrinėjom, priimkite tos 3 mėnesius, žinai, atrodo keistai iš šono, aš manau, kad dėl procedūrinių klausimų čia daugiausiai vyksta tas visas, žinai, skandalas. O Sinneris, nu ką, tai jeigu žmogus turi daug milijonų sąskaitoje, akivaizdu, kad jis pasisamdys geriausius teisininkus. Henriko daktaro teisininkus. Taip, ten gal nėra patys geriausi. Bet taip, ir teisininkai puikiai žino situaciją, puikiai žino procedūras. Tarsi, kaip galima greitai ką suderinti, su kuo, kaip, kas yra... Čia Sinneris, žinai, pats pasakė, žiūrėkit, aš toks ar anoks. Jis pasamdė geriausius specialistus, kurie jam padėjo. Apmaudu dėl tų žaidėjų, kuriems niekas nepadėjo, kurie turėjo ten laukti savo sprendimų, žinai, metus, kaip Simona Halep 2 metų, žinai, ir ją išteisino. Bet, nežinau, pasakyk gal savo nuomonę, aš tada pasakysiu, kuo aš užsiminėjau. Gerai, mano nuomonė, tai aš visada, jei tu esi švarus, tu niekada nesamdysi advokatų ir nebėgsi. Čia gali mūsų nuomonės nesutikti, viskas gerai. Man labai nepatinka, dopingas apskritai man labai nepatinka, tai yra vienas labai nešvarus toks dalykas, šitas pats kaip
kokioje Eurovizijoje dabar vyko Eurovizija, nusipirki 100 telefonų, balsuoji po 10 kartus ir iš viso ir patenki į finalą. Čia aš nepilėtų, čia aš šiaip, bet tiesiog. Toks Čia labai skamba kaip tikrai dopingas. Jo, čia toks labai nešvarus dalykas ir aš galvoju, jei tu esi toks profesionalas, visgi top pirmoji pasaulio raketė, jau ir tada buvo aš ten 3, 2, man atrodo, ne? Ir gal net ir pirmas buvo. Kai jau. Tai aš galvoju, kai tu turi tokią komandą, tiek pinigų, pas tave sužiūrėtas miegas, kaip tu miegi, ką sapnavai ir ką valgiai, tai aš galvoju, negali klysti komanda ir aš toj pusėje, kur ir Kiriosas ir visi kiti, nesu pilnai toj pusėje, iš dalies pateisinu, nes man Sineris prieš tai labai labai patiko ir taip man dabar, aš jį unfollowinu Instagram'e, sorry. Suklydo komanda, bet komanda esate jūs visi. Tu negali jo unfollowinti, tai tenka jam prisimti atsakomybę už tai. Taip, jis priimė atsakomybę, bet tai aš toks, žinai, Djokovičius irgi dabar, čia neseniai davė interviu vakarą, berods, ar užvakar, skaičiau, kad nors jis iš pradžių Džoko pasisakė, kad blogai, dopingas blogai, kad sistema neveikia, taip, bet dabar jis teisina Sinerį, kad visgi jis buvo nekaltas. Nes toks yra, tarsi tokia išvada yra. Tai aš irgi tada, žinai, aš negaliu, kaip mažas berniukas su ragais sakyti, Sineris dopingistas prisirijo dopingo, ne. Iš tikrųjų, gal buvo klaida, gal buvo ne, tai aš toks, žinai, vertint, liūdna, man tiesiog liūdna truputėlį, o vertint aš nevertinsiu, nes, blogai, bet galėtų nebūti, bet matyti toks jau sportas ir ką darysiu. Užsiminėjau čia užvakar, negaliu pasakyti, kad investavau daug į tai laiko, nes laiko nėra per daug šiaip žmonėms šiais laikais, bet įsijungiau į Wikipediją, pasižiūrėjau, kurie tenisininkai turėjo problemų su dopingu. Sąrašas nemažas, tame sąraše yra Jonas McEnroy'us, tame sąraše yra Matsas Vilanderis, tame sąraše tikrai būtų Vytas Gerulaitis, garantuotai būtų tame sąraše kiekvieną dieną. Nors tais metais, o jau buvo dopingas, tais metais tikrinamas? Manau, kad ne, bet tikrai būtų. Ir vėlgi klausimas, tada jau čia aš palengvinau užduotį šiek tiek turbūt. 50% keisų su kokiu dopingu yra susiję? Mildranatų spėjai. Jei tu nori tiksliai. Pradžia žodžio buvo teisinga, su milteliais tam tikrais, kur visiškai, tarsime, formaliai tai yra dopingas, o neformaliai tau jis nieko negali padėti žaidžiant tenisą iš tikrųjų. Ir aš apie tai... tas dopingas pusę Afrikos išgydė kažkada. Matai, aš apie tai labiau, kad tenise šiaip labai mažai kas tau tiesiogiai gali padėti. Tau gali padėti forehandą su backhandu ir nežinau, geras padavimas. Fizinis pasirinkimas. Kažkiek fizinių ten ištvermė ir taip toliau, bet vėlgi visų pirma turi mokėti žaisti tenisą. Tai čia nėra bėgimas, pavyzdžiui, kur ten kažką pavartoji ir tu bėgi. Arba ten aukščiau šokį, arba dar kažką darai. Aukščiau šokį irgi reikia dar tas kojas sudėlioti. Bėgti tiesiog tu gali, jo, tai jeigu ten tu kažko prisirėjai ir tu tiesiog fiziškai darai tavo veiksmą kojų judesio į priekį, tai viskas tvarkoja. Čia labai sunku rasti tokį elementą, kur tau, žinai, šitą tu kažką, nežinau, ir tave tikrina nuolat, tu gali prarasti kosminius pinigus, tai yra šiaip absurdas specialiai vartoti kažkokį dopingą. Kažkas gauna specialiai. Aš vartoju kažkaip, viskas gerai, žinai. Ką tu? Ne, nevartoju aš tikrai. Aš norėčiau šauti Mildronatą, pažiūrėti. Visi čia gyrė, visi čia mėgėjus, žinok, mūsų tenisininkai, tai Mildronatas. Tai su juo viskas nėra blogai. Jis buvo pašalintas iš to sąrašo, kažkas neatkreipė dėmesio ir atsainumas kažkam kainavo. Ir kažkas prisipažino, gavo mažiau, kažkas specialiai, kaip Šarapovo sakė, FU. Aš, kas čia per nesąmonę. Atsiprašau, nelabai supratau tą žodį FU, tai čia... Tai žiūrėk, apie 50% keisų buvo būtent su tiesiog narkotikais, kur, nežinau, ir turbūt nežaidybinių metų, nežinau, nėra nežaidybinių metų, turbūt tenise sezonas trunka visą laiką, žinai, bet dar 10% buvo atveju, kai čia net nedopingas, bet žmonės 3 kartus praleido susitikimą su oficeriais, su pareigūnais, kurie ateina 6 ryto, o pas tai pasiekite viešbutį, žinai, gal dar kas nors. O to apšilimą darai. Kuo didesnė komanda, tuo aišku mažiau galimybių, kad tai taip suklysi, nes kažkas vis tiek atsakingas, keičiasi viešbutis, pakeičia ten kažkokią, nežinau, toj formui. Bet yra žmonių, kurie neturi nei trenerių, nei nieko, jie yra ten 125 vietoje, žinai, ir, pavyzdžiui, atvažiavo į turnyrą, nežinau, Santiago ir staiga sako, žiūrėk, tavo viešbutis yra kitas. Daug rūpešių, ten reikia tą, padaryti, pasitreniruoti dar kažką, nepažymėjo, pamiršo, atėjo oficeris iš ryto, 6 ryto tavęs nerado ir aš to praleidimą. 1, 2, 3 jau tu diskvalifikuotas 2 metam. Tai tokių yra apie 10-15%. Irgi, ta prasme, čia aišku visiškai kaltas tik pats žaidėjas, nes tai yra jo atsainumas, jo aplaidumas, bet
ir jis net nėra dopingo vartojas tikriausiai, bet... Nu, bet kur yra geris, ten yra blogas, žinai, nu, taip ir jau yra sporta. Ką darysi? Labai daug tokių, žinai, sakau, nerandu tokių netgi, nu, gal kažkas iš vyresnių, žinai, mūsų klausytojų, žinai, kurie gal daugiau, tu, žinai, atveju žino, kas specialiai kažką vartojo, kad pagerintų savo rezultatus. Nežinau, aš tokių neradau, bet tikrai buvo, žinai, ten ir Kordos tėtis kažkada, ir Giermė Korė, jeigu aš neklystu, tarsime, irgi legendinis ten argentinietis. Tarsime, nu, Hebra buvo pagauta su kažkokiais keistais dalykais, su kuriais jie nesutiko, bet savo diskvalifikacijas atbuvo, žinai, ir gyveno toliau ir nieks, nežinai, ir gyvenimas tęsiasi. Tai tu siūlai tiesiog žiūrėti natūraliai, yra kaip yra. Aš tiesiog turiu meni, kad, žinai, dabar tas, va, žinai, kad atimkime visus titulus, jis ten, žinai, naudoja dopingą, jis ten visus, nu, dopingas jam nieko nepadėjo, žinai, jis pats suklydo, štai pasims savo tos 3 mėnesius, žinai, galbūt keistai pasims juos, galbūt sistemą reikia pakeisti, kad visi turėtų galimybių apsiginti kažkaip, žinai, geriau, galbūt, kad tie teisininkai būtų ATP kažkokie specialūs teisininkai, kurie galėtų padėti, žinai, vat yra, nežinau, 3-4 teisininkai, kurie dirba su tenisininkais, galbūt juos reikia turėti, žinai, savo, nežinau, kaip laisvai samdomų, žinai, kad vat yra įvykis koks nors, ten 150 raketė turi problemų, jai reikia pagalbos. Pinigų tas žmogus tikrai tiek neturi, kad galėtų save apginti. Jo labai pažiūrėjus į Sinerio kūną, atrodo, nublemba, ne? Kur tas dopingas, tai nesimato, vis tiek dopingistai atrodo vis dar turėtų. Aišku, kosmiškai žaidžia Janikas, tai yra... Aleksas Deminoras sakė, su Sineriu aš variantų neturiu, o Karlytose aš galiu būti nepatogų žaidėjas. Tai viskas apie tos matčiapus, tai toks, žinai, iš Deminoro tai yra labai, labai įdomu išgirsti tokius žodžius iš elitinio žaidėjo, kad vat, su šituo man neišeina, matėm, o su šituo išeina. Jo, matėm, kad neišėjo. Jo. Aš dar norėčiau odę paskirti Diego Schwartzman, kuris atsisveikina su tenisu ir turiu tokią mini istoriją, aš atsiųsiu nuotrauką, gal čia įkelsim. Žodžiu, vaikštomės Barsoj ir tada vyko tas turnyras, bet dar buvo kokios 3 dienos iki Bars Open, čia praeitį metai. Ir aš einu gatvę ir taip, žinai, pirmas, kai būna žvilgsnis, blemba, ar čia ne Diego eina? Nežinau. Ir tu taip nepamatysi, jis mažas žmogeliukas, su mane mažesnis 2 cm. Taip, toks pažyti, žinai, su telefonu kažkur į pardę užėjo, sakau, glūtė dar biškį staptelam, aš noriu pažiūrėti, ar čia Diego. Jei Diego, reikia nusifotkinti, nes jis man žiauriai patinka. Ir aš tada prasidėjo tas vaikiškas toks, blemba, tai kaip čia dabar nusifotkinti, o jeigu aš prieisiu ir čia nebus Diego, žinai, Diego Schwartzmanas, nu, tipo, galim nusifotkinti ir čia sakys, ką, apie ką, žinai, nes ir taip šonu vaikščiu, niekur nematau ir galiausiai atsisuko, sakau, Iglė, nesvarbu, ar čia Diego ar ne Diego, nes žmonių daug. Aš jį noriu nusifotkinsim, pažiūrim, kas bus. Ir priejau iš kartą, akivaizdžiai Diego, nusifotkinom, apsikabinom, palikiau sėkmės. Ir mano liūdna, žodžiu, dar vienas mano labai mėgiamas žaidėjas sveikino, tai dėl to labai liūdna. Aš jį followinau visą laiką Facebook'e, visur followinau, ta prasme, jisai toks gan paprastas labai žmogus. Nu, buvo laikai, kai neturėjo ten jo tėvai, man atrodo, įsiskyrė, neturėjo ten labai per daug pinigų jo mama, žinai, tai jie ten kažkokias apyrankės pardavinėdavo paplūdimi kažkur. Bet to jis buvo pilnas apsikarstęs visų karoliukų apyrankių. Aišku, jų kultūra gal dėl to irgi. O gal čia, vat, ką ir sakai, žinai, gal... Žinai, 1,70 m, žinai, žmogus galės galbūt kiek ribotą laiką, bet kovoti su visais iš esmės. Jis buvo pirmam 10-tuke, ta prasme, iš savęs išspaudė absoliutų maksimum ir kūnas, aišku, nebetlaikė greičiausiai, nes, nu, tai įsivaizduok. Ir lietuviai spėjo sužaisti su juo dar... Įsivaizduok mačą, kuriame tu turi gal vieną lengvą tašką. Jo, iš tikrųjų. Bet toks gražus tenisas. Tu paduodi ir turi apsikeisti 15 smūgių, kad laimėtum tašką kiekvieną. Žinai, ateina Izneris ir bum, ir žinai, nesakau, kad vienas už kitą kažkodėl yra geresni, žinai, ir blogesni, bet tiesiog, vat, turi tokį kūną, kokį turi su juo, tu negali užaugti, negali sumažėti. Koks esi toks, tu turi tame kontekste kažkaip save realizuoti. Ir beje, kaip tik Iznerį kažkaip paminėjau, ir jiegi žaidė poroje dvejetus. Tai įspūdingai atrodo, ir fotkės, ir visą kitą. Ir jų draugės vaikščio ir žvengė iš jų, ta prasme, fotkindavo, po kiekvieną mačą iki finalo nuėjo, pralaimėjo tik finale, įsivaizduok, 1000, nu, okei, dvejetai gal šiek tiek nuvertinami yra, bet ten yra tikrai specialistų daug. Yra reikalų, aišku. Ir jie, žinai, kita specifika. Bet aišku, žinai, su Iznerio padavimais kažkiek lengviau turbūt ten buvo jiems judėti, žinai, Diego ten turbūt tinko dengė, žinai, atrodo šiaip smagiai, žinai, 1,7 m, žinai, 2,08, žinai, tai... Tai
Ačiū jam, manau, kad Lietuvoje turi jūsų tikrai gerbėjų, labai faina, kad man pavyko nusifotkinti, žinai, vėlgi važiavau atsisveikinti su Nadaliu, pasirodo pasidariau nuotrauką su tenisu, kuris irgi atsisveikino su tenisu. Šiaip įdomi yra jo gyvenimo istorija, jo senelio gyvenimo istorija, kas netingite, galite Wikipedijų užmesti akį, ten atsitiknumo dėka apskritai ta šeima liko gyva, žinai, tai įdomu. Gerai, Romanai. Mielas Romanai, aš mačiau komentarą, kad Romano vardas minimas šiame podcast'e per daug. Kažkur YouTube kažkas rašė. Simas mane vadina Romėnu, tai viskas gerai. Ja. Ar valgai Dubajaus šokoladą, ar mėgsti? Mačiau tik reklamą, kai aš matau per daug reklamą, žinai, man yra atmetimo reakcija. Gerai, kitą kartą aš atnešiu tau Dubajų šokolado, o dabar keliaukime į tai, kas mūsų laukia ir tai, kas vyksta. Aš galvoju, dabar vyksta tokia teniso truputėlį ramybė prieš Cincinnatius ir visa kita. Bet keliaukime į Dubajų, ką manai, kas ten žais, gal kažkas žymaus netyčia, gal kažkas laimės, už ką, pavyzdžiui, užstatytum savo turtą. Ar yra toks žaidėjas, kuris laimėtų Dubajų ir tu užstatytum savo namą, šeimą, bet galėtum visą tai, jei jis laimi, pasidvigumyti? 2 žmonos, dar vaikų daugiau. Dubajų nėra šį kartą, nematau tokio žaidėjo, kuriam galėčiau patikėti. Yra žaidėjų, kurie man patinka, bet yra žaidėjų, kuriuos aš taip tyliai palaikysiu, nes garsiai turbūt man nelabai tinka, bet yra žaidėjų, kuriems aš norėčiau palinkėti sėkmės, taip geriau pasakysiu aš. Bet žiūriu aš į tą pirmą 8 skirstytų žaidėjų ir ten nusiėmė Jackas Draperis, liko 7 iš tų. Taip. Nu ką, Medvedevas, Deminoras. Aš galiu pasakyti, ką tu labiausiai palaikysi. Bandysiu atspėti tiesiog. Let's go. Iš praeito mūsų susiskambinimo penktadienį, ar ateisi į tą laidą, tai aš manau, kad tu labiausiai palaikysi Lehečką. Nes tu kažkaip skambutį žiūriu, ne savo vardą buvai pasirašęs savo Lehečką. Aš tuo metu, žinok, turėjau kokias 10 sekundžių sugalvoti, kuo pasirašyti ir kažkodėl man į galvą atėjo Lehečka. Šiaip nesu jo, kaip sakyti, asmenybės galbūt gerbėjas, aš nežinau, gal per mažai aš tai nelabai žinau, kokia ta asmenybė. Dėl to, per mažai tiesiog jo, jisai toks yra santūresnis, toks tipinis individualistas. Arklys. Bet tenise labai svarbu ir tą savo asmenybę atskleisti, interviu visokiuose. Ir tą aš pastebiu kitose žaidėjose, aš pastebiu tą tikrai, kurie ir žaisdami jie laisvesni truputėlį, jis toks yra labai susikaupęs. Bet aš galvoju, kad, žinai, tenisas anksčiau buvo labai toks, truputį labai greitas nuokrypis, labai konservatyvus, labai daug taisyklių, manieros, tam tikros aprangos kodas, čia yra beprotiškai gražus dalykai, bet man truputėlį nepatiko, aš kaip toks, ganėtai laisvas žmogus, man vis dar norisi judėti su pasauliu, judėti į priekį ir aš labai džiaugiuosi, kad jaunoji karta, pavyzdžiui, kaip TIAF ar kažkas, atsineša ir nori keisti taisyklės, kad žiūrovai rėkautų, kad žiūrovai būtų laisvesni. Galiu pasakyti, kuris tavo nemėgstamiausias yra Grand Slamas tada jo, su taisyklėmis, vienintelis. Ne, nebūtinai jis labai gražus. Wimbledonas. Taip, bet jis labai gražus. Nu, matai, taisyklės ten. Žiūrėk, vienintelis. Puiku, palikim tą old school, ar ne? Palikim ir toliau įpuoselėkim Wimbledonas, o kitur Amerika, kai pradeda siausti Australian Open, nu fantastika, jau kažkoks augimas vyksta, žinai. Žinai, aš gal visai būsiu to senimo advokatas, ta prasme, ir ankstesniais laikais buvo tų tokių, žinai, žmonių, kurie įsiskirdavo smarkiai. Agasi ten darydavo. Ivaniševičius darydavo nesąmonės, ta prasme, Jimmy Connorsas kažkada, aš jau jo nemačiau, bet, ta prasme, žmogus, kuris nusiautėjo, McEnroy'as, ta prasme, buvo žmonių, kurie buvo labai tvarkingi, kaip koks Stefanas Edbergas, visiškas džentelmenas, ramu, ten, žinai, Bjornas Borgas, koks, žinai, o buvo tokių, žinai, kur eidavo iš proto, žinai, nu tai turbūt visais laikais bus kažkas panašaus labai, nes tada būdavo, žinai, Samprasas, labai ramus, Agasi šalia, žinai, toks visas dėkšukas. Aš žiūrėjau filmą, nepamenu tik tai. Knygą ir sėkmingai į tą knygą žiūriu jau 3 metus. Tu labiau žiūri knygas, reiškia. Ne, pažiūrėk, į knygą žiūriu. Ne, tai aš žinau, tai tu pažiūrėk filmą, nereiks toliau žiūrėti knygą. Jie galės stovėti toliau lėkti. Štai kaip visada. Gerai, keliavam prie Dubajaus ir jo, pavardės yra neblogų, nusiėmė gal Draperis, kaip minėjai, Medvedevas, vėlgi tas pats, Lehečka, Humbertas, Tsitsipasas. Kaip sakė tavo kažkuris kolega, neatsimenu, komentatorius. Maksas turbūt, jo, mes visai aptarinėm tas pavardės ir dėl kai kurių pas mus yra šiek tiek tokia takoskyra. Su graikais visada taip. Bet žinai, man jis yra Tsitsipas, jo, lietuviška pavardė. Tsitsipas. Visiškai, Tsitsipas, tai. Cip-cip-apas. Žinai, Deminoras, Rubliovas, Umberas, Dimitrovas, Fisas, nematau ne vieną, kuris labai įsiskirtų. Jie tikrai, daugelis iš jų gali eiti toli. Nežinau, šiaip. Pats minėjo Ožio Lesimą, vėlgi jis pralaimėjo, turi jėgų daugiau atsigauti, nes taip. Čia Rubliovo breketėje yra
Rubliovas bus pavargęs, manau. Ir kaip tik burtai jam čia visai neblogi, Bublikas pirmam čia, Ožė jį tikrai nurinkinės. Ir manau vėl tikrai Ožėlėsimas iki pusfinalio. Visiškai. Nu, aš taip, žinai, aš nekalbėsiu apie kitus. Ten, aišku, yra Arturas Fisas jo kelyje. Ne, susitiks Deminoro. Galiausiai. Žinai, Fiso irgi negali nuvertinti, šiaip labai smagus vaikinas. Aš kažkaip dar nesu susipažinęs gal per daug. Aš vis pažiūriu, bet gal neužkabina kažkas per daug. Žinai, ant hardo tikriausiai vis dėlto Ožėlėsimas, jeigu jo žaidimas veikia, jis daug ką pramuša. Jis tiesiog turi tą galimybę pramušti bet kokią gynybą. Ir kadangi padavimas yra laikomas, tai tiesiog Feliksas turi prieš daugelį varžovų šiek tiek daugiau šansų žaisdamas savo optimalų tenisą. Jeigu jis žaidžia optimalų, tai taip, kaip ir sakai, Deminoras ir Deminorais irgi pramuša, stilistiškai, man atrodo. Nu taip. Bet aš anksčiau, kaip žiūrėjau Ožėlėsimą, man jis būdavo muša ir atsiranda tokie errors, klaidos lygiose vietose. Jam reikia balanso tarp, žinai. Bet gal tas klaidas žino varžovai, kaip padaryti, kaip jį išvesti į tas klaidas. Duodėm po kairę ir kažkurio metu galbūt net laiko, bet dabar šiaip geriau laiko į tą kairę, žinai, ir kažkurio metu randa šiek tiek netiksliai duodė, jisai nueina pats kairiau, tada jau įjungia forehandą. Tai vat klausimas. Deminoras, aišku, yra iš tų žaidėjų, kurie gali tavo klaidas. Jo, ir Deminoras yra tokių žmonių, žinai, kurie niekada nepavargsta. Tai Deminoras vienas iš jų, kur lakstys. Gaila, Draper, aišku, nėra. Bet čia mes kalbame apie ketvirtfinalį. Deminoras, Ožėlėsimas. Taip, ketvirtfinalis. Taip, tada aukščiau truputėlį ten turbūt Rubliovas prieš kokį nors. Prieš ką? Toje pusėje. Rubliovas Bautista, Marožanas. Nežinau. Čia visiškai nieko nėra. Aš manau, Rubliovas eina. Čia labai keistas. Pasakau, jis galbūt nebus pavargęs, bet dirbti su psichologija. Jis pats pamatė, kad dirbant su psichologija gali pasiekti vėl grįžti į savo formą. Šiaip nebus jam lengva, nes Alisas gerai paduoda, paskui Marožanas koks nors vėl gerai paduoda. Čia jis su jais. Šitą pusę galbūt liūdnesnė, bet labai fainas laukia mačas. Aukščiau? Nu dabar rask patį fainiausią mačą. Pirmam etape? Jo. Pats fainiausias. Man Fisas Beretinį? Žinoma, tai čia žiauriai bus faina. Šiaip viršutinė ta tinklelio pusė yra labai smagi. Labai daug įdomių mačų. Visų pirma, Medvedevas gali sėkmingai važiuoti namo prieš Štrufą. Gal nebūtinai, bet Štrufas gruntinis toks, ne? Bet jeigu, Štrufas yra, žinai, tas hit and miss, ta prasme, paduoda ir lekia. Jo, jisai galbūt taip. Jam net nėra svarbu, kokia danga, tiesiog jeigu kamuolys lekia tą dieną, jam jokio skirtumo nėra. Tai gerą dieną Štrufas. Čia kaip man. Jei lekia, žaidžiam, jei nelekia, blogai. Tai vat Štrufui reikia, kad lėktų. Medvedevo laukia paskui Pečiai Perikaras turbūt, arba Žangas vėl gerai paduoda. Abu lėkia, abu gerai. Tai, žinai, o jeigu ir tuos praeina, tai Lechečka, Umberas, tikrai yra reikalų. Toje pusėje prasibrauti. Pernai Dubajų Medvedevas kėlė taurę. Man atrodo, kad Medvedevas, žinai, jeigu jis kėlė taurę, žinai ką tradicija sako, statistika, kad jis antrą kartą to paties turnyro nelaimė. Jo, bet jis labai prastai pradėjo šį sezoną, ar nelaikas jam susiimti dabar ir iššauti. Žinai, yra tas toks, kur... Žinai, aš dėčiau už Medvedevą, burtai jam... savo dviratį kokį užstatyčiau. Bet nevažiuojantį. Ar dviračio rėmą kokį, nežinau. Ne, tas dviratas mažesnis. Ne, dviratas nebūtinai gali būti brangus, ten 200 eurų gal. Matai, nes čia pagal planą, žinai, Štrufas, Pečiai Perikaras, Lechečka arba Umberas, o vėliau dar koks nors... Na, aišku, mes labai Cicipą pamiršę, jis pats apie save taip nori, kad jį pamirštų. Taip kažkaip. Nežinau, Medvedevui šis turnyras, nežinau, turbūt vieni sunkiausių burtų, bet jeigu jis nukeliaus ten šiek tiek, jeigu pramuš pirmą antrą etapą, galbūt, žinai, bet aš nematau. Nematau jo. Labai noriu, kad Dimitrovas įsibėgėtų. Labai fainas Dimitrovas, iš tikrųjų, man tai taip patinka. Kiekvienas jo reelsas ATP tam oficialiam puslapį yra tiesiog auksas. Ta prasme, lygiai vietoj pradeda tiesiog juokti žmogus. Taip. Tikrai fainas. Apskritai, man dar Dimitrovas toks old school, žinai, jisai, man atrodo, iš tų senų laikų, tas toks manieros. Jis buvo ir ten, jis yra ir čia. Taip, dar viskur faina, kaip ir Švarcmanas atsisveikino, bus labai liūdna, jei atsisveikins Dimitrovas, bet jis dar gyvas, baby Federer. Ir jam, jeigu su sveikata viskas gerai, žaidimas tai egzistuoja visada. Aš niekada nepamiršiu, pernai atsimeni, kaip Karlito nurinko. Sutvarkė. Wow, aš taip žiūrėjau ir negalėjau patikėti, kad Dimitrovas gali demonstruoti tokį lygį. Tai žinai, čia buvo tas ir dar buvo, man atrodo, su Zverevu arba antras arba trečias setas. Antras turbūt, aš nežinau, ar buvo trečias, bet vienas setas buvo turbūt geriausias setas iš to, ką aš mačiau pernai apskritai
Dimitrovas Zverevas abu vienas kitą tiesiog žudė smūgiais. Ta prasme, Dimitrovas turėjo kažkokį pranašumą ten minimalų ir jį galiausiai išlaikė, bet tiesiog kiekvienas taškas buvo kažkoks, nežinau, į archyvus. Ta prasme, būna kiekvieną mačą žiūrint, žinai, būna minutė 2 highlightų, tai čia kiekvienas taškas buvo highlightas. Ta prasme, jie vienas kitą taškai buvo konstruojama įspūdingai, vienas atakuoja ten, kitas ginasi ten, kontratakuoja per kitur ir aš toks, žinai, komentuodamas kaifavau tiesiog. Būna kartais sunkiau, Taip. Bet wow, tiesiog vienas geresnių mačų. Jausmas, kad aš tiesiog atsidūriau laiku ir vietoje. Tiesiog fantastika. Tai aš iš tavęs taip ir neišgirdau. Tai dėl ko užstatai namą, už kurį gausi dvigubai geresnį namą, dar antrą žmoną, vaikus. Kas laimės Dubai? Dieve mano. Čia nėra ką žiūrėti. Dieve mano. Beretinį, sakyk ir viskas. Neištrauks beretinį, bet pailsėjus gauna formą. Einam iš Feliksą. Užstatau šokoladuką. Čia einam, kuriam sakai, čia dar yra žmogus. Aš savo vidiniam balsui pasakiau. Nes man atrodo, čia nėra, jis net yra tarp skirstytų žaidėjų, žinai, šiame turnyre, bet man toks jausmas, kad jo žaidimas ir jo varžovai leidžia jam nueiti iki pusfinalio pailsėjus labiau, išsaugojus galbūt daugiau šiek tiek jėgų. Nematau aš varžovų, kurie galėtų jį taip tiesiog nunešti. Nėra, aš tau paprieštarausiu, aš kažkaip pernai metais Ažėlėsimą truputėlį paslinkau į paraštės, matydamas tam tikrus momentus. Aš iš pradžių, dar prieš 2 metus galvojau, kad čia ateina. Jisai ateina, kils ir jis paskui kažkaip dėja nepasisekė. Ir aš galvoju, kad jam dar reikia rodyti kažką, kad kažkur užsikabintų. Žmogui vis dar 24 metai. Šiaip jo labai jaunas. Jaunas, labai anksti pradėjo. Ir žinai, kaip Stenius sako, tarsime, žiūrima ne į tavo amžių, o kiek sezonų tu esi sužaidęs. Tau gali būti 29, 31, bet, pavyzdžiui, tu ten porą metų praleidai dėl traumų. Vadinasi, tavo kūnas vis dar yra pasiruošę žaisti. Tu praleidai ir tu dar turi savyje tiek ir tiek. Žinai, kaip, pavyzdžiui, žiūri kokį kompiuterį, taip, pasižiūri, jame dar yra ten jis senas, bet jame dar yra ten 70%, žinai, ten pajėgumų. Tai panašiai. Dar Wordas veikia. Tai žinai, Feliksas jau už tų, kurie yra jauni, bet yra labai daug patyrę šiaip žaidėjai. Dabar yra tas laikas jau jam. Ne 29, kuris galbūt jau nebebus toks fiziškai galingas. Dabar jam reikia 2-3 metai, kai jis turi varyti. O turi kas gali nuvilti? Įsivaizduoju, kas gali sugriūti ir tu galvoji, galbūt tai tie patys gražuoliai visi. Medvedevas, numeris 1. Atsiprašau, visiškai negražus. Cicipas. Gražus. Žinai, kur... mano tema. Einam vardint, kas gražus, kas negražus. Žinai, pasikviestum kažką. Gerai. Tai Beretinė yra numeris 1. Beje, ATP įdėjo Reelsą, kur iki pusės nuogas Beretinė tiesiog daužo kamuoliuką. Ir maždaug parašyta, jūs prašėt, mes jums nufilmavom. Matei mano komentarą koks nors? Po Beretinį. Parašyta? Ne. Bet tai, žinok, buvo žiauriai keista toks, man toks kvepėjo seksizmu, ta prasme, kodėl jūs tai staiga paėmėt žmogų ir filmuojat, ta prasme, nieko blogo, turbūt Mateo nesupyks, bet tu negali nueiti WTA treniruoti ir nufilmuoti pusiau kažką netaip apsirengusią merginą. Aš dabar mačiaugi, net buvo kvizai ten. Keista, kad klausinėja vyrų, bet kas yra most attractive, pats gražiausias vyras turėjo jo. Ir žinok, ne Beretinė. Buvo porų už Beretinį, tikrai sakė. Vyrai ten sakė. Apie 10-ką kalbam ar tolesnį? Yra tas Kobolė, ne? Ne, žinok. Visi vardino Dimitrovo. Okay. Matai, reiškia, jis turi šarmą didžiulį. Ką mes jaučiam? Apie šarmą, charizmą tai kalbos mes nėra. Tik matomgi telekę, kas gražus. Lūpytės, barzdytė. Žinai, šiaip turbūt pasižiūrėjus, yra turbūt straipsnių, kad Dimitrovo merginos, tai atsakymas turbūt bus aiškus ten, žinai, statistiškai pasiten, žinai, visi modeliai ir taip toliau, ir jų daug. Tai turbūt merginos kažką supranta apie jį. Tarsi, jis tikrai traukia. Tai gerai, tu nestatai, o galvoji, kad laimės Ažėlėsimas. Nestatau daug, šokoladuką statau. Šokoladuką. Aš dviratį statau ir galvoju, kad pakils ir labai... Ne, žinai, kas čia bus. Aš dabar supratau, čia Monfisas laimės. Čia seniukas, pamatys, jis jau parodė, kad gali iškilti iš niekur vėl ir čia bus visas pasaulis išžiojęs. Ir Monfisas, nes jis dabar pailsėjus mėnesį nežaidė niekur. Ne mėnesį, kažkur su tokio. 2 savaitės, 3 savaitės nežaidė. Nežaidė, tikrai. Ir dabar jis, žinok, tas senelis, juolaba,
Čia iš viso off topic dabar. Kažkur pas Juodaodžius skaičiau, kad aš dariau, kai žiūrėjau krepšinį ir dariau tam tikrus air alert pratimus, kad aukščiau šoktum. Kodėl baltieji žemiau šoka? Tai man aiškino kažkas, kad pas Juodaodžius yra papildoma kažkokia sausgyslė nuo plasdos su achilu susijungus, dėl to jie aukščiau šoka. Tai pažiūrėk, Manfisas. Išlaikyti atsistatymas reiškia greitesnis. Kūnas puikus, visgi kūnas jaunas atrodo. Jis atrodo žiauriai atletiškas. Žiauriai atletiškas. Jei tu žmogus atletiškas, tavo kūnas reiškia atsistato greitai, jis pailsėjęs. Šiaip sudėtas įspūdingai. Ir gaila, kad prieš Beretinį vėlgi norėčiau vėliau jos gal pamatyti, bet bus labai faina. Žinai, ten Beretinį, paskui turbūt Dimitrovas, paskui turbūt koks nors Cicipas arba Sonego nenuvertinkim, nes Sonego šiaip gerai pradėjo sezoną. Gerai, mano mielas, aš noriu tave pavaišinti dabar tekilą iš po stalo. Jokauju. Va, mes čia turim tekilas. Taip, nes mes keliaujame trumpam apie turnyrą, kuris vyks fantastiško grožio mieste Mexiko. Akapulko. Irgi gražus miestas. Ne, dabar žiūrėk. Gerai, tenisą ten viškai truputėlį trumpam labai greitai. Sklando gandai ir legendos. Palauk, reikia nutaisyti balsą. Sklando legendos ir gandai, kad Romanas Burštynas alkoholį metė 1995 metais, būdamas 14 metų. Tai čia, nes Mexiko tai yra patys kariausia tekila pasaulyje, Romanas jauniausias žmogus metęs alkoholį pasaulyje irgi gali būti. Tai nežinau, ar turi ką nors čia pakomentuoti ar papasakoti kažkokią istoriją? Šiais metais 30 metų. 30 metų šiais metais, kai įsivaizduokit, kai turite vaikus ir jie negeria. Kai nevartojo alkoholį, reikia taip sakyti, negeria. Palauk dabar. Žodžiu, jūs turite vaikus ir jie dar būna nepavartoja, neturi savo pirmo karto. Jūs galite sakyti ir pavyzdžiui, jūsų vaikui yra 15 metų ir galite tėvai didžiuotis, kad jų vaikas jau 15 metų negeria. Čia kažkas to. Žinai, anksčiau būdavo žmonės rūkyti pradėdavo antroji klasė, žinai, ir mesdavo šeštoji, žinai. Tai, čia jau. Ne, iš tikrųjų, nėra jokios istorijos apie tai, kad buvo kažkoks labai prastas įvykis, tiesiog mačiau galbūt ne visai tinkamų pavyzdžių savo aplinkoje ir kažkuriuo metu tiesiog supratau, kad man to net nereikia. Ne, iš tikrųjų, čia yra... Tiesiog ir tuo metu baigėsi, žinai, pradžioje buvo labai keisti laikai, kai svečiuose visą laiką sakydavo, žiūrėk, aš tau jau įpyliau, ką tu? Ir man šiek tiek prireikė laiko, kad aš visiškai ramiai reaguočiau, sakydamas, kad žiūrėk, aš tiesiog nevartoju ir tiek žinių, žinai. Tai dabar jau mano futbolo komandos draugai man duoda palaikyti gėrimą kokį nors ir nueina, žinodami, kad sugrįš ir atsiims tai. Bet galbūt tabletę įmesiu kokią. Aišku, vis dar girdžiu tokius jau pasyvius tokius maždaug, va šitą reikia nugirdyti žmogų. Ne, iš tikrųjų, tai šaunuolis sveikina labai ir visus kviečiu, jie yra galimybė, jie esat stiprus psichologiškai, negerkit, jie esat silpni psichologiškai, gerkit, jie esat vidutiniškai stiprus psichologiškai, kaip aš, išgerkit kartais. Tai Mexiko aš labai apgailestauju, man šis turnyras nekelia per nelik kažkokių jausmų. Vien dėl to, kad jis yra naktinis. Ir mes jo nepažiūrėsim. Galbūt dėl to. Bet šiaip tai sudėtis tai tikrai yra gera. Puikus turnyras iš tikrųjų pagal sudėtį. Ne Rio turnyras praėjusią savaitę, kur žaidė vienas Zverevas. Neaišku, kodėl ten važiavęs pro šalį. O čia yra tikrai, atrodo gerai. Šiaip Zverevas, Rudas, Polas, Rūnė, Šeltonas, Tiafo, Machačas, Šapovalovas. Šiaip skamba gerai. Kad atsisuksiu, tai 100%, bet aš, žinai, čia jau gruntas. Ne, čia Hardas. Ai, čia dar Hardas. Ai, tiksliai, sumaišiau. Čia kur mėgsta labai Zverevas ir mėgsta... Tai čia dar bus įdomu, jo. Matai, visi amerikiečiai ne šiaip savo atsirado čia, nes jie marti ir Hardas. Taip, viskas. Tai, žinai, ir paskui atostogos, džekuzis, Meksikoje. Aš tik nematau, žinai, aš nematau Tayloro Fritzo, nežinau kas jo ir kaip, gal jis vis dar, gal kažkokių problemų turi, nežinau. Šitai pasakysiu, gal žmogus jo keilsisi prieš 2 turnyrus Amerikoje, žinai. Galbūt tai yra proga vienintelė, galbūt kažkur išvaryti, žinai, su draugė. Aš žiūriu, kad cancelintas Šapovalovas su Noiru, tai kažkas atsitiko kažkam? Ar ne tavo mėgiamam Šapui kas nors? Nenustebintų iš tikrųjų, nes galbūt laikas pailsėti truputėlį. Ir su sveikata vis dėlto ne viskas idealu, iš tikrųjų, daug žaidžia sezono pradžioj, bet iš tikrųjų tai, nežinau. Bet čia dominuos amerikiečiai, aš galvoju, šį turnyrą, kažkaip tiek ir Amerikoje vis dar dominuoja amerikiečiai, būtų protinga galvoti, kad amerikiečiai gali gerai pasirodyti. Šiaip iš tikrųjų, vėlgi žiūriu Šeltoną, Kobolį, Gofenas Hidžikata,
Šeltonas tolėjęs. Šeltonas eina toliai iki pusfinalio. Ten Holgeris Rūnė kažkur pakeliui. Rūnas. Ketvirtfinalį pakeliui. Čia didžiausias klaustukas, žinai, čia kaip mūsų selas. Žinai. Šiaip Zverevo irgi nesimato kažkokių labai ten. Aišku, Arnaldi pirmame etape yra toks pavojingas žmogus, kuris jeigu jam užeina tą dieną, bet užeina dažniausiai vienam setui. Tai Zverevui tikrai norėsis parodyti, kad Rio ten buvo galbūt jo kažkoks brolis dvynys. Nu taip, jei reiktų sakyti, kas laimės, tai manau Zverevas ir laimės. Bet su Šeltonu, sakykime, pusfinalis yra taip, tikrai smagiai atrodantis. Ir tuomet apačioje žiūrint, tai man labai norisi matyti Tommy Polo pusfinalyje. Aišku, ir pagal skirstimą jis yra aukštai. Ne, dabar atsiprašau, Šapovalovas žais tik tai prieš kitą, tai reiškia, Noirį nusijėmė. Šapovalovas judės toliau. Tai Tommy Polo laukia ten Gabrielis Dialo, Gironas, galbūt Mikkelsenas, ta prasme, tie žaidėjai, kuriuos jis privalo įveikti, aš matau jį pusfinalyje, o Kaspero Rudo aš pusfinalyje niekaip nematau. Vis dėlto hardas jam. Ir turbūt jam svarbiau yra pažaisti golfą ten tuo metu tarp mačų. Turbūt yra kapų. Aš manau, kad prieš važiuodamas kažkur pirmas klausimas, ar ten yra golfo klubas šalia. Tarsi, čia aš tau duodu nukirsti ranką. Žinai, kai čia yra tavo idol Nadalis, jam gal net nepatiktų golfą. Žinai, jis treniravosi pas Nadalį, matė kitos laukus, kaip visi muša. Čia gal ir pasigavo tą golfą. Bet čia yra lyga, iš tikrųjų, tenisininkų lyga. Jis turbūt daugiausiai laiko leidžia ant žolės, nestrenuodamas Wimbledonai, o žaisdamas golfą. Jis turi 2 accountus Instagram'e. Vienas yra tenisui, kitas yra golfų. Tarsime, tai žinai, tai aš Kaspero niekaip nematau, aš iš tos pusės matau labiau Francisą Tiafo. Pirmas etapas jam yra. Amerikiečiai, nežinau, dėl laiko juostos gal, jie ten labai gerai jaučiasi, jų pripratę prie to oro, žinai. Žinai, pirmas etapas jam yra labai lengvas prieš Aleksandrą Müllerį, kuris vakar kapojo iki nakties finale su Sebastianu Baisu, kuris atvažiuos negyvas. Tai, žinai, tiesiog varžovo reikia nenuvertinti, žinai, toliau Davidovičius Fokina Beučių. Taip, aš matau Tiafo keliaujantį iki pusfinalio drąsiai ir prieš Tommy Polo jis tikrai turi šansų 2 draugeliai, žinai. Vienas kitą pažįsta ten skirsai išilgai, žinai. Tai sakyčiau, visai įdomus būtų pusfinaliai, kurias būtų visai smagu pakomentuoti. Tu gal ir pakomentuosi? Pažiūrėsim, ar mes tos naktinius komentuojame, ten laikai tikrai yra tokie, kur sunku. Nu jo, man tai nesunku. Aš atsikelsiu, atsisuksiu tikrai gerus mačus. Ir šiandien čia buvo Teniso pulsas, aš Tadas, man dar vis šalta. Čia Romanas, ačiū tau. Tikiuosi, nušvietėm kažkiek apie tenisą jūs, bet tikiuosi labai ir prisikviesti tuos, kurie dar neatranda savo sporto, neranda kaip gerai praleisti laiką, bet aš pasakysiu taip, kad reikia atrasti naujus dalykus vien dėl to, mokslinis tyrimas, kad kas kelis metus žmogus privalo atrasti vis naują dalyką, ypač sportą, kuris kelia adrenaliną, kad jis išliktų jaunas ir jo smegenų ląstelės nenyktų. Ir tie, kurie kažką turi bendro su rakiečių sportu, tie gyvena ilgiau ir sveikiau. 10 metų. Tai ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim galbūt greitai vėl, linkėjimai Simai ir ate.